visi gerbiami Vilniečiai, svečiai, kurie atvyko ir kurie pasidalins patirtimi, be abejo, Gerbiamas Balčytė, ministerijų atstovai ir svarbiausia, galbūt reikėtų paminėti metro sąjūdžio atstovai. Šiaip šis projektas tikrai yra unikalus, nes didžia dalimi mes kalbame apie metro kaip apie vieną galimą visuomeninio transporto sistemą, būtent visuomenės aktyvistų dėka. Tai yra konkrečiai ačiū ponui Zykui, kuris skiria savo laiką, skiria netgi ir finansus, tam, kad mes galėtume profesionaliai padiskutuoti ir pakalbėti apie skirtingas visuomeninio transporto alternatyvas bei galimybės jas įdiegti Vilniuje. Be abejo, sutinku, kad šiuolaikinis miestas tikrai turi turėti vieną ir vienintelį prioritetą, tai yra visuomeninis transportas. Ne keliai, ne parkavimas, ne, sakykime, kelių infrastruktūros plėtra, o tik visuomeninio transporto plėtra. Ir mūsų Vilniaus miesto strateginiuose planuose būtent tai yra įtvirtinta dokumentais bei sprendimais, kad kuo didesnį dėmesį skirtume būtent visuomeniniam transportui. Deja, gyvenime dažnai šiek tiek būna kitaip, nes visuomeninis transportas yra viena, o asmeninis yra kita. Ir dažnai, kol kas šiandien matyti, kalbant apie investicijas ir prioritetus, nugali vis dėlto kelių plėtra ir toliau skatinama automobilizacija mieste. Todėl manau, kad šiandien mes diskutuodami panagrinėsite visas alternatyvas, kokios egzistuoja ir galimos yra, tai yra ne tik metro, bet be abejo ir palyginsite su kitomis transporto rūšimis. Ypatingai malonu man matyti čia svečius iš Bilbao, nes esu nekartą lankęsis šiame puikiame mieste ir susipažinęs su jų visuomeninio transporto sistema, kuri tikrai yra unikali. Tačiau palinkėčiau vieną, kada kalbėsite apie metro, be abejo turim kalbėti ir apie kainą, kaštus. Viską galima mieste padaryti. Viskas yra įmanoma. Šiandien nėra neįmanomų dalykų. Bet tuos gyvenimo planus dažniausiai riboja arba sunormina būtent investicijos, išlaidos, eksploatacijai ir palyginimas su kitom alternatyvom, kurios be abejonės taip pat egzistuoja. Todėl manau, kad konferencijoje be pranašumų metro, kurie daugiau ir mažiau yra žinomi, bus be abejo, tikiuosi, paliesta profesionaliai ir būtent investicijų dydis bei palyginimas su kitomis galimomis alternatyvomis. Na, linkiu konferencijai gerų diskusijų ir tikrai dar kartą dėkoju ponui Zykui ir taip pat Romanui Mavičiui, kuris kaip vicemeras iš savivaldybės pusės taip pat padėjo surengti šią konferenciją ir dėkoju tarybos nariams, tiesa, kurių nėra tiek daug, bet vis tiek jų yra ir nes manau, kad svarbu tai, kad šiandien diskutuosite, išgirstų ir naujoji miesto taryba. Taigi linkiu gero, produktyvaus darbo, gerų diskusijų, na, nebejoju, kad tikrai susipažinti su pagrindiniais pranešimais atskirai ir mes pratęsime mūsų kelią į geriausią visuomeninio transporto sistemą Vilniaus mieste. Vilniui reikia tik geriausių sprendimų, ne kompromisinių, o geriausių sprendimų. Ačiū.